naujienų, apie ką noriu pašnekėti savo kosmetikos pasaulį. Tai pirmiausia, galbūt parodysiu, ką nusipirkau iš naujos odos. Buvo tokia akcija, kad perki 2 kažkokius produktus iš tam tikrų brandų ir gauni savaiminį įdegį dovanų. Ir aš pagalvojau, gal ir variantas vis tiek man tų, pavyzdžiui, veido kremą ar kažko man prireiks, tai dar gaučiau savaiminį įdegį, kurio vertė virš 20 eurų ar kažkiek. Ir aš galvoju, labai sutaupyčiau ant įdegio tiesiog. Tai pasinaudojau tą akciją ir nusipirkau Patchholic Avocado Ceramide drėkinamąjį kremą. Tada pasiėmiau dar veido serumą iš irgi Patchholic su hialuronų rūgštimi ir tiesiog, man atrodo, toks paprastas drėkinamasis serumas. Pasiėmiau dar naują pirštinę savaiminį įdegį ir man įdėjo dovanų Double Dark savaiminį įdegį iš Mine Tan Body Skin. Aš šiek tiek bijau, įsivaizdavau, kad galbūt netyčia gausiu kažkokį Medium Dark ir panašiai, bet bandysiu šitą laikyti valandą laiko, nes bijau, kad čia bus juoda. Tai pažiūrėsim, nors jie rašo 1 Hour Express Self Tan Foam, tai gal man netgi pusvalandį reiktų laikyti, nežinau, reiks išsimėginti, nes nebenorėčiau pirkti dar vieno, nes jau tokį turiu. Tada sesės buvau užsiprašęs, kad man padovanotų, nes buvo mano gimtadienis, tokius kvepalus, tai man Facebook'e pradėjo reklamuoti ir aš labai susigundžiau. Ir čia yra Caramel Cascade ir iš Tuscan brando kažkokie tokie. Ir čia atrodo kaip turkiški liktai būtų, bet rašo Paris Corner, tai aš nežinau. Aš tiesiog jų norėjau, nes jie advertisino, kad kvepia karamelę, šiltų pienu ir aš galvoju, aš mėgstu karamelę, man labai patinka tas kvapas, tai užsiprašiau sesės, kad padovanotų. Tai tokie kvepaliukai, kaina apie 3,5 man atrodo kainavo. Ir dar buvau nusipirkus, kadangi artėja atostogos po truputį, tai prieš atostogas susilaminuosiu antakius, tai kaip visada perku Aesthetic Q Brow Lamination iš Didier Lab. Ir kažkada gal pasidarysim video, nusilaminuosiu antakius, nes noriu atostogas varyti gražiai susitvarkyti. O čia grįžau namo ir vyras tiesiog gavo iš savo darbo dovanų, tai pernešė man iš Matte Skincare porą dalykų. Tai čia gavau, jau galiu sakyti, niacinamido serumą, tai aš jau esu gal porą kartų jį naudojusi. Tai taip atrodo. Ir dar kažką gavau, man atrodo, gavau niacinamido veido kremą. Tai atrodo štai taip. Sugalvojau, kad reikia ir man nusipirkti pre-workoutą, kadangi tikrai būna po darbo sunku prisiversti ir šiaip sunku ir esi pavargęs ir nemotyvuotas, tai panaudoti, pažiūrėti, kaip man seksis. Tai pirmą kartą prisimenu, kaip panaudojau pusę porcijos, labai jautėsi tie dygliukai ir labai buvo keista, niekad gyvenime nebuvau turėjęs tokių pojūčių, bet taip turi būti, nes toks tas yra efektas. Tai pastebėjau, kad mano pratimai pasidaro šiek tiek greičiau ir šiek tiek lengviau. Aišku, vis tiek yra labai sunku, nes tu tiesiog fiziškai keliu didelius svorius, bet kažkuria prasme man darosi lengviau juos atlikti ir greičiau. Tai labai įdomus jausmas, tai čia įkėliau keletą savo sunkesnių kojų dienos pratimų. Lunges, Goblet Squat yra tie pratimai, kurie daugiausiai atima iš manęs jėgų ir aš atrodo, Jėzus Marija, kaip padarysiu likusius pratimus, nes vis tiek jų nemažas kiekis. Ir po to aš pasidarau, kaip visada, smoothie su proteinu ir galvoju, kadangi man reikia išnaudoti šitą žalią detox kokteilį, tai aš tiesiog įsidedu šaukštelį tą kokteilį ir gaunasi toks smoothie su žalumynais. Užsipirkau maisto šiek tiek, nes kažkaip ganėtinai greitai viską suvalgom, tai galvoju parodysiu savo mažą holą, tai daug bananų, nes dalį nokinsiu ir dėsiu šaldyti į kamerą, labai skanus smūčiam. Tada icebergo salotą, galbūt darysiu takos, avokadas irgi takos, laimas, saldi bulvė, mėlynės, galvoju, skanus smūčiam arba su jogurtu, vištienos krūtinėlės ir broilerių filė, tada kuskusas, nes atradau, kad kuskusą žymiai lengviau gaminti negu kokius ryžius virt, nors ryžius virt irgi nesunku, bet reikia puodą plaukti po to kuskusą, tiesiog į bliūdelį įdedi, užpili vandens, palaikai ir viso. Tada pasiėmiau sau grūdėtos varškės, baltymam, vyrui paėmiau jo mėgstamos amforos, tik jis visada perka su braškėm nebuvo, tai paėmiau su avietėm. Tada vyras realiai kiekvieną dieną valgo šitas aktyvus braškinės avižų košės, tai paėmiau jam
5 vienetus. Tuomet, kas čia, pasiėmiau savo kokosų vandens, labai skanu, mano rimekė nebėra, tai karts nuo karto dabar pasiėmiau iš Barboros. Apelsinų sultis, nes radau vieną kažkokį įdomų receptą, kurį eina apelsinų sultis, kokosų pienas, kokosų vanduo, tai bandysim pasigaminti. Tada pepsis be cukraus, kombuča, pasidarysiu gal mačos, čia yra su granatais, tai bus įdomus derinys. Čia Barboros dovanos, bandu mum įkiš kalorijų. Tada anakardžių ir migdolų vieno gėrimas, tada pienas vyrai, kava, tuomet paėmiau marinatų, nes labai patogu užmarinuoji vištieną, tada įdedi ir frierį ir labai tiesiog nėra ko per daug kuistis virtuvai. Šitie labai skanus, tai pasiėmiau, neištvėriau. Tada fajitos prieskoniai, tai aš su jais kepu vištienos broilerių filė ir dedu į takos. Tortilijos mažos, juodas šokoladas, neskanu su graikišku jogurtu. Tai va taip greitai praėjom visą mūsų maisto krepšelį. Jau sudaužė. Prisižiūrėjau eilinę kartą video, kaip žmonės geria kaulų sultinius ir aš galvojau, kad mes Lietuvoje nelabai kažką turim, nes aš kartais per daug nuvertinu Lietuvą su dalykais, kur aš įsivaizduoju, kad gal nelabai turim. Bet turim, tai žodžiu, aš esu influencinta ger dabar kaulų sultinius, tai nusipirkau 2 skonių, jautienos ir vištienos. Ir kiek žinau, šitie sultiniai labai gerai dėl pilvo pūtimo, sąnariams. Ir dėl ko aš norėjau nusipirkti, dėl to, kad būtų oda, dėl to, kad gražėja oda, kadangi šitie sultiniai turi labai daug kolageno, tai realiai pažiūrėsim, pasistengsiu gerti kiekvieną dieną, jos reikia gerti pašildytus, tai iš tikrųjų nežinau, ar bus man skanu, bet pažiūrėjau sudėti, kad čia yra ir svogūnai, ir porai, ir morkos, ir salieras, ir druska, ir gvazdikėliai, lauro lapai, tai atrodo, kad iš tikrųjų bus skanus sultinys, gal netgi pasimsiu kibino prie to pačio. Tai žodžiu, bandysim išgerti šitos sultinius, nežinau, po kiek laiko atsiranda kažkokie tai rezultatai, bet jeigu bus skanu ir matysiu, kad mano oda po truputį gražėja, tai gersim toliau. Prisijungiu iš visai kitos dienos ir tiesiog norėjau vieną tokį pamastymą pasakyti, o jeigu noriu parodyti, ar kokį spuogą turiu, čia nais atrodo net deformavo visą smakrą, tai užsidėjau pimple patch ir jau matot, kiek prisirbė. Prisijungiu papasakoti, aš vakar jums rodžiau, kad nusipirkau šitų kaulų sultinių ir paskui prieš miegą taip gulėjau, domėjausi, kaip iš tikrųjų po kiek jos ten gert, tai pasirodo per dieną reikia išgerti po 2-4 puodelius. Ir galima gerti netgi daugiau ir kiekvieną dieną. Aš tiesiog užsihypinus, nusipirkau ir per daug negalvoju apie tą vartojimą, tai realiai vienas šitas gali būti netgi tik vienai dienai, o aš bandysiu gerti 2 kartus ir čia brangu. Jeigu va taip nori gerti kiekvieną dieną po 4 stiklinės kaulų sultinio, pasirodo dar geresnis yra šiek tiek jautienos negu vištienos, bet aš turiu ir tą. Tai čia labai prabangus reikalas. Aš pamėginsiu išgerti po 2, pažiūrėsiu ar skanu, o iš tikrųjų pradėjau ieškoti aš galbūt kaulo sultinio miltelių. Tai va čia ir yra tas dalykas, kad Lietuva nelabai tokių turi. Bent jau aš neradau. Nebent jūs turit kažkur, esat matę būtinai kaulo sultinio jautienos arba vištienos kaulų sultinių miltelių, tai man palikit komentaruose, bet aš tokių neradau ir pagalvojau, kad tai būtų netgi galbūt paprasčiau šiek tiek ir galbūt netgi pigiau, nes gaunasi, kad didelis kiekis ir sudalina porcijos kainą. Spontaniškai sugalvojau nusipirkti, pasibandyti, bet apie piniginę padėtį nepagalvojau, kad čia iš tikrųjų vienas ta stiklinė kainuoja apie 7 eurus. Tai realiai, jeigu kiekvieną dieną tu skiri po 7 eurus sultinio gėrimui, tai čia gabalą pinigų tiesiog reikia atidėti. Tai gal nėra visai pratingas dalykas. Paskui googlinau, ar geriau kolageno miltelius gerti, nes tiesiog galima kolageno miltelius ar žodus ar panašiai. Tai visgi kaulų sultinys turi daugiau vertės, naudingiau yra, bet pasirodo ir gaunasi, kad brangiau. Tai va, tai jeigu ką, nekopinkit manęs, nebent jūs tikrai galit savo leisti kiekvieną dieną po 10 eurų kaulų sultiniam taip išleisti ir tiesiog, tai čia mėnesiui, 300 eurų kaip nieko. Jeigu va taip va gert normaliai, tai aš tiesiog pasilepinsiu kol kas šitais 2 stiklainiukais
Ir tiek. Tai pagalvosiu apie alternatyvas, gal tiesiog kolageno paprastų nusipirkti. Jo, tai iš tikrųjų, kai kartais būna, kai žiūri užsienio youtuberius ir jie ten taip ir tų miltelių kaulo sultinio turi ir tiesiog perka dideliais kiekiais šitų sultinių po kokį litrą, tai aš taip kartais pagalvoju, reikia ir man, o paskui nueini žiūri, mes neturim to, mes neturim to, o ką turim, tai šiek tiek brangoka gaunas. Tai šiek tiek toks minusiukas iš mano pusės, bet šiandien nebandžiau jo atsigerti, iš ryto galvoju atsikelsiu anksčiau, pasišildysiu, nes reikia gerti pašildytą, bet sutingau, bet atsikelsiu jaučiu rytoj, nes norėjau pafilmuoti savo pirmą įspūdį, tai sutingau filmuoti iš esmės, dėl ko neragavau, tai galvoju prisiversiu rytoj pasišildyti, aš savo tą sultinio, tai įsipareigoju jum dabar kalbėdama, kad rytoj atsikelsiu ir paragausim ar skanu. Susitikim tada ryte bent jau šiek tiek paeksperimentuosim, pasižiūrėsim ar skanu ar verta, o jeigu užsikabinsiu ir norėsiu toliau gerti kolageną, tai nežinau, paieškosiu turbūt kitoj formai, kur gaunu šiek tiek galbūt pigiau, tai gal netiek efektyvų, nežinau. Nėra dar buvo nei vieno ryto, kada pradėčiau jį nuo sultinio. Tai gersim sultinį, pasidariau aišku puodelį kavos, savo labai senai geriamų vitaminų tiesiog energijai, daugiau jie niekam kitam liktai nepadeda. Ir viskas, mano tokie pusryčiai. Nebent išsinorėsiu kažko pavalgyti, tai pasimsiu proteininio jogurto ir YouTube'as. Tai cheers, paragaujam. Lemą tikrai kybino trūktų. Šiaip skonis tiesiog kaip sultinio. Kaip skanaus sultinio. Labai keista, kad galima gerti sultinį, bet laukti. Jėzau, aš jau nebegaliu mąstyti. Aš tik ne per seniausiai atsikėliau. Kiek dabar valandų? Jau pamečiau telefoną. Su telefoną filmuoju. Einu susitvarkyti tų naugusių nagų, pažiūrėkit, kaip odelės jau atrodo baisiai, tai nežinau, man 3 savaitės, tai vis tiek labai atrodo per didelis tarpas susitvarkyti nagus, nes jie kažkokie baisiai nauga, tai nežinau, atrodo, man kas 2 reiktų tvarkytis. Atsiėmiau siuntą iš Mr. Biceps, nes nusprendžiau nufilmuoti tokį vieną video dedikuotą visai įdomiam dalykui. Tikiuosi, kad jums bus įdomu, nes man tai įdomu ir aš labai laukiu. Ir labai greita vakarienė, tai tiesiog užmarinavau vištieną, pakepiau air fryerį po 15 minučių iš abiejų pusių. Tada saldžią bulvę iškepiau mikrobanginiai tiesiog, salotos ir mango čili padažiukas ant salotų. Skanaus man ir skanaus jums, jeigu valgot. Labas rytas, šiandien yra ankstyvas penktadienio rytas, ruošiuosi į darbą, mano veidas visiškai neplautas. Su priežastį aš šiandien išmėginsiu Oda Glow, korejietišką kosmetiką. Čia būtent yra korejietiškos kosmetikos dėžutės prenumerata, tai su manim labai maloniai susisiekė Oda Glow ir pasiūlė išmėginti šią dėžutę, o aš visada sakau, mes visi žinom korejiečių kosmetiką kaip top kosmetika, tai kai man pasiūlė išmėginti, aš galvoju, kodėlgi ne. Tai atsigeriam kavos ir atsidarom dėžutę pasižiūrėti, ko ten yra. Tai pirmiausia gauname tokią brošiūrą ir tiesiog parašyta, kad nuskaičius QR kodą, kiekvienas produktas turi savo QR kodą. Mus nuves iš karto į to produkto aprašymą, tada rašo, kad dėžutėje esančių produktų vertė visada bus bent 40% didesnė nei suma, kurią mokėjote už prenumeratą. Tai iš tikrųjų vos ne ant pusės. Pasižiūrime, ką čia turime, atrodo labai exciting. Tai gauname mes arbatos ir caramel vanilla tea latte. Tai oh my god, šitą labai įdomu. Tai arbatėlės ir latte pasiliksiu vėsesniems rytams, čia bus mano pasimėgavimas. Tada mes turime tokias plaukų gumytes, atrodo kaip šilkinė. 2 veido kaukės, agurko ir šį butter. Turime tokį kaip ir šepetėlį.
Dar nesu su tokiu valusi veidas. Jaučiasi labai švelnus. Ir tada prieinam prie kosmetikos. Kiek domėjausi, jie turi ir maxi, ir mini dėžutę. Mini dėžutė įeina 1-2 pilno dydžio kosmetikos priemonės, į didelę 2-3, tai aš gavau 3. Ir galim pasižiūrėti tada, ką gavau iš pačios kosmetikos. Haro Wonder Black Rice Hyaluronic Toneris ir man visada labai įdomu, kaip atrodo pačios pakuotės. Štai tokia pakuotė. Toniko man reikia, nes mano labai greitai baigėsi, tai išmėginsime. Turime dar vieną kosmetikos priemonę, tai yra Super Balance Brightening Ampoule su Green Tea Leaf Water, niacinamidų ir Moist 7 Complex. Tai atrodo štai taip. Ir leikiam pasižiūrėti irgi, kaip atrodo. Turim štai tokį butelaitį ir atrodo toksai tirštas, geras serumas. Nežinau, ta spalva tokia atrodo, kad tikrai padrėkins odą. Ir tuomet dar turime irgi Haro Wonder Black Rice Soft Peeling Gel. Turime prausiklį. Man labai reikia prausiklio, mano jau baigėsi realiai, atrodo pakuotė štai tokia. Tai kadangi aš ruošiuosi į darbą, man reikia nusiplauti veidą, tai šiandien tikrai panaudosim prausiklę, toniką ir panaudosime serumą. Tai aš manau, nieko nelaukiam, šokam į šito prausiklio bandymus. Mano oda jaučiasi visada po nakties labai pririebaluota, tokia purvina, priprakaituota, ypač vis tiek dabar šiek tiek vis dar karšta ir dušna, tai matot ant mano kaktos kiek daug visokio sebumo. Paimsiu štai tiek. Turi tokio kvapo, kuris jaučiasi labai mediciniškai. Ir labai keistai, iš tikrųjų, iš karto tai jaučiasi lyg paimtais, taip atiduok visą purvą. Nežinau. Labai įdomus jausmas, atrodo, lyg pas mane ant odos kažkas, tarsi aš trinu odą prausikliu, bet atrodo prausiklis dar jisai kažką veikia, nes visada atrodo, kad didžiausią darbą padaro mūsų rankos trinimas į odą, o čia atrodo, kad prausiklis pats iš savęs tiesiog valo, net nereikia jo trinti. Tai gal galim greit pasižiūrėti, ką jisai turi daryti. Tai veido pilingo gelis švelniai šviečia ir pašalina negyvas odos ląsteles. Ant sausos odos užtepama priemonė, vengiant aplink akių ir lūpų zoną. Tuomet masažuojame gelį, kol susidaro smulkus grūdeliai. Nuplauti šiltu vandeniu. Taip, tai grūdelius aš jau jaučiu, tai galit matyti pas mane jos ant piršto. Labai, jau krenta ant žemės ir atrodo štai taip. Oh my god, vyra jau pas mane visur, tai aš manau, kad aš jau galiu nusiplauti veidą ir grįšiu po sekundės. Grįžtu nusiplaus veidą, tai oh my god, iš tikrųjų, ką pagalvoju beplaunant veidą, tai kai seniau esu naudojus irgi vieną tokį kitą produktą, kur lieka tokios granulės ant veido. Visada jaučiasi, kad čia ir yra tos negyvos odo ląstelės, jos surinktos ir tokios nešvarios ir aš taip eidama dar pasižiūrėjau, jos tokios pilkos buvo, tai aš spėčiau, kad čia ir yra tai, kad tiesiog surenka visą tą negyvus darinius nuo mūsų odos ir purvą ir susivrutilioja į tokius gumuliukus ir tada ir mes vaikštom su tokia oda, kol nenuplaunam jos. Tai aš mėgausi šito procesu, labai laukiu vakaro, kada galėsiu vėl panaudoti šitą prausimosi gelį švytiklį. Man labai patiko ir oda, galit pasižiūrėti, natūralus švytėjimas. Wow, 10 iš 10, man labai patinka ir dar man netraukia odos, realiai atrodo galėčiau taip ir būti, nes šiaip pas mane oda tokia, kur nusiplauna ir jie jaučiasi tokia sausa ir traukia, reikia ją iškart drėkinti, o dabar atrodo dar visai laisvai jaučiuosi. Bet turime dar išmėginti mes toniką, tai įdomu, ką jisai suteiks, tai noriu dar prieš panaudojant paskaityti. O be kvepiklių tai labai gerai. Veido tonikas suteikia odai švelnumo ir intensyviai drėkina. Pirštais vatos diskeliu paskirstykite reikiamą kiekį toniko ant švarios odos. Tai einu pasimsiu, nepasiėmiau vatos diskelį ir bandau. Jau matau, saulė truputį lenda iš pro debesų. Tai labai fainai. Tai oda dar labiau įgavo švytėjimą. Jau labai gražiai blizga. Tai nežinau, kiek tik tokia esate aktyvus, bet jeigu tik tokia išmeta korėjiečių
kosmetika, tai visos jos būna su tokia stiklinė gražia oda, tai aš irgi to noriu, tai wow, šiaip labai gražu. Labai fainai atrodo tarsi atgaivina tą odą, jaučiasi jinai dabar tokia gaivi, tokia kvepuojanti. Ir jinai yra šiek tiek lipni, bet mes dabar dėsime veido serumą. Tai čia yra Super Balance Brightening Ampoule. Ir paskaitome, ką jisai daro. Tai skirta skaistinti ir maitinti veido odą. Kiekvieną rytą ar vakarą ant švarios veido odos užlašinkite po 2-3 lašelius ir įmasažuoti į odą. Čia matau yra su žaliosios arbatos vandeniu, niacinamidu ir Moist 7 kompleksai parašyta procentais, kiek ko įeina. Tai 2-3 lašiukus, aš noriu 3, 1, 2, 3 arba 2 su trupučiu. Matos, kaip mano oda gražiai atrodo. Wow. Visiškai nejaučiu jokio kvapo. Ir oda iš karto jaučiasi atrekinti. Aš, man atrodo, 2 mažių lašiukų užsidėjau, noriu dar vieną užsidėti, nes tiesiog noriu palepinti save šiandien. Tai dedame dar vieną lašiuką. Aš labai noriu, kad mano skruostai labai gražiai spindėtų tiesiog. Man atrodo, man nereikia įrodinėti, kad mano oda atrodo geriau. Matot, kaip gražiai atspindi šviesą ir oda atrodo tokia ir sveika, ir tokia tarsi spindinti iš savęs, iš pačios savęs. Ir atrodo tikrai ir sveikai, ir gražiai, ir padrėkintai. Ir tikrai labai džiaugiuosi šitą kosmetiką. Labai ačiū Oda Glow ir aš rekomenduoju užsukti į jų puslapį. Linkai bus palikta apačioje, pasižvalgykite. Mano oda paruošta, į darbą nuvarysiu labai gražiai ir pasitikinti savimi, nes mano oda atrodo tikrai puikiai. Eisiu, pabaigsiu išgerti kavą. Judam į dieną. Kažkada gal kažkur tik tokią mačiau receptą, kaip darėsi mačą su arbūzais. Tai galvoju, visai variantas pasibandyti, pasidaryti mačą su arbūzais, tai su medum. Aš jau ją čia šiek tiek susitryniau. Keistai nosis mano raudona. Aš ją ką tik pučiau ir dabar bus jinai raudona kokį pusę valandos. Aš nenoriu laukti. Tai žodžiu, turiu arbūzą šiek tiek patrintą su medumi, tada turiu kombučą su arbūzu. Ir mums tai reikia pasigaminti mačos. Tai jau į pabaigą eina mano ceremoninė mača. Liko, čia visai nieko nebeliko. Tai gal čia vienam kartui ir užteks. Ir eisim pasidarę mačos. Išrinkti, pagaliau labai užsidėlsi konkurso nugalėtoje, nes aš jau noriu išrinkti, man jau pačiai labai įdomu, kas bus tas laimingasis. Ir kaip visada mačą užpilu su šito sūliuko vandeniu, nes jis yra man skanus gazuotas vanduo ir mano nuomonė jis labai tinka. Tos mačos tiek mažai, kad aš net pamiršau, iš tikrųjų aš ją geriau, tarsi jinai niekad nesibaigs. Aš nežinau, ar bus skanu, ar neskanu, bet susipyliau arbūzą. Dabar įsidėsiu šiek tiek ledukų, stiklinė maža, tai ledukų dėsiu mažai. Ir dabar galvoju, pilt pirmą mačą, ar pirmą pilt kombučą. Gal pirmą įpilsiu kombučą ir tikiuosi, kad jinai man neputos. Jau visai fainai atrodo ir turim labai mažai mačos, specialiai tiek mažai dariau. Turim tokį 3 spalvų, tarsi kokteilį. Nieko. Paimam, susimaišom, bus jau tikrai nelabai graži spalva, bet šiek tiek matosi arbūzo. Aš kartais mėgstu paeksperimentuoti su tokiais dalykais. Aš žmogus, kuris mėgstu gėrimus. Aš noriu gerti ir kombučą, ir mačą, ir šaltą latę, ir kavą tiesiog šiltą, ir zero visus gėrimus, ir aš visą tai galiu išgerti per vieną dieną. Tai aš kartais labai daug skysčių per dieną vartoju vien tiesiog per visus tokius gėrimukus. Toks labai gaivus skonis su gazu ir tas gazas toks su tarsi rūgštelė, turbūt nuo šitos kombučos, žinokit, jeigu karšta lauke ir jums trūksta atsigaivinimo, tai aš jaučiu, kad šitas kombo bus labai kaip taip. Gėrimą pasigaminom, einam svarbiausia išrinkti nugalėtą. Nu, bandom.
Tai va, laimėtoja Gabija Valiukaitė. Tai labai sveikinu Gabiją, parašyk man per Instagramą, susitarsim, kaip man išsiųsti tau prizą. Ir kas nelaimėjot, nenusiminkit, tikrai bus ateityje dar daugiau konkursų, ypač jau esu minėjusi, kad su kiekvienu 1000 prenumeratorių aš skelbsiu konkursą, tai dabar bus konkursas, kai surinksiu 4000 prenumeratorių. Ir jo, vadinasi, tie konkursai tikiuosi nestos, viskas priklauso nuo jūsų, kaip jūs prenumeruosite ir kiek būsite aktyvus. Tai aš tikiuosi, kad patiko šitas video, aš su jumis jau bėgsiu atsisveikinti. Ir paspauskite like, jeigu patinka, paprenumeruokite mano kanalą, palikite komentarą, jeigu turite ką nors man pasakyti, paklausti ir panašiai. Galite sekti mane Instagrame ir susitiksime jau kitame mano video. Iki.